Labas rytukas, pirmadienio rytas, jau yra po 9, laikas pusryčiauti. Tai išgersiu pirmiausia tai skaidulos, nes ryte atsikėlusi neišgėriau. Tai sekmadienį vakar nieko nefilmavau. Man atrodo, kad aš dabar visada tai pasidarysiu sekmadienį laisvą dieną nuo filmavimų. Nieko nefilmuosiu, pailsėsiu. Tai šiandieną pasidalinsiu 5 savaitės rezultatais, nes savaitgaliais aš visada dalindavausi su jumis, bet šeštadienį nepasidalinau, o vakar nefilmavau nieko. Tai šiandieną pasidalinsiu, tai jau baigėsi 5 savaičiukė, prasidėjo 6, kaip greitai bėga tas laikas, jau tiek laiko dalinuosi aš su jumis savo svorio metimo kelionę. Aišku, dar ilgai čia reikės dalintis, reikės daug vlogų filmuoti, kol pasieksiu tą savo tikslą. Tai žinokit, nusipirkau naujas svarstyklės, nes mano tos senos svarstyklės užlūžo. Aišku, ten jos buvo pirktos, man atrodo, įšaldi, ten pigios. Tai nežinau, pakeičiau batareiką, galvojau, batareika išsikrovė, bet vis tiek neveikia, tai nusipirkau naujas svarstyklės, bet nusipirkau brangesnės jau šį kartą. Išmanesias svarstyklės, ten parodo telefone, ten yra programėlė, parodo visus duomenis, viską. Tai parodysiu vėliau, kokios tos svarstyklės ir pasidalinsiu savo rezultatais. O dabar eisiu pusryčiauti, tai žinokit, pusrytukams tai nieko naujo, tas pats, kepti kiaušinukai mano mėgstamiausi pusryčiai. Sulaukiu klausimų, kokį aliejų naudoju, tai aš naudoju būtent šitą aliejų Extra Virgin Olive Oil. Tai Costco parduotuvėje pirkau, čia didelis kiekis, 1 litras, tai čia ilgam užteks. Tai pavyzdžiui, jeigu aš kepu kažką, tai kiaušinius, tai aš visada purškiu šiek tiek, kad mažiau sunaudoti tų riebalų. Tai susipylusi čia į tokį purškiklį, čia stiklinis, pirkau, man atrodo, Lidle buvo kažkada. Tai visai geras toks purškiklis ir mažiau sunaudojom to aliejaus, kai kažką kepame, nes jeigu taip šliūkšteltume, tai labai daug kalorijų sunaudotume. O ant salotų, kai pilu, tai matuoju, turiu matuoklį ir matuoju, nes šiaip tai mes labai padauginame tų aliejaus, tų riebalų ir labai lengva tada viršyti savo kaloražą. O tokie maži pakeitimai labai keičia mūsų tą kalorijų deficitą, nes jeigu mes nesveriame, nematuojame to aliejaus, kiek mes naudojame, tai tikrai labai lengva viršyti savo kaloražą. Tai dabar trumpai pasidalinsiu, kaip man sekėsi tą 5 savaitę, praeitą savaitėlę mesti svorį. Tai prieš savaitę buvo mano svoris 84,5, o šiandieną yra 85,8. Tai priaugau per tą savaitę plus 1 kg ir 300 gramų. Tai gali būti dėl to, kad mano moteriškos dienos, tai gali būti dėl to, kad svoris padidėjęs, nes šiaip praeitą savaitę mano buvo tokia nekokia iš tikrųjų, nes pirmadienį tik tai sportavau, tik 1 kartą per savaitę sportavau, nes po to nuo antradienio sirgau, tai ten porą dienų beveik nieko nevalgiau. Tai kaip ir svoris atrodo turėtų būti nukritęs, nors per tas dienas nesisvėriau, nežiūrėjau, koks tas svoris. Tai galbūt ir buvo nukritęs, kai tas 2 dienas nevalgiau, bet po to, kai jau geriau jaučiausi, jau grįžau į savo tą mitybą, į savo kalorijų deficitą, tai tas keletą dienų buvo apie 1800 kalorijų. Ir šeštadienį buvo ten vakarieniai greitas maistas, burgerį suvalgiau, tai tą dieną tikrai viršijau savo kaloražą šiek tiek, bet apimtys yra sumažėjusios, krūtinė nieko nepasikeitė, liemuo nieko,
klubai -1 cm, koja -1 cm. Tai yra šiokie tokie vis tiek rezultatai, nors ir tas svoris padidės, bet kaip ir sakau, čia dėl tų moteriškų dienų susikaupę skysčiai, kai viskas pasibaigs, manau, kad grįž viskas į vietas, svoris bus koks buvęs. Tai va, tai pažiūrėsime po savaitėlės, kaip viskas bus, kokie rezultatai. Tai sakyčiau, neblogai praėjo tą savaičiukį, aišku, tiek, kad ten vienas kartas tik tai sporto buvo, nesirgau, nekaip jaučiausi ir ta mityba tokia buvo, kad ten tą keletą dienų nieko nevalgiau, po to tik tai jau grįžau į tą kalorijų deficitą. Bet šiaip tai viskas gerai, nebuvo ten tų nuklydimų labai daug, tik tai tą šeštadienį ta vakarienė buvo kaloringesnė, tas greitas maistas, tas burgeriukas ir viskas. Tai va, tai dabar parodysiu, ką rodo tos svarstyklės, ką rodo toje programėlėje, ką ten galima pamatyti. Aišku, ten tos svarstyklės nėra, kad ten tos, kur ten labai tiksliai viską parodo, bet vis tiek maždaug parodo tuos skaičiukus, ten raumeninę tą masę, riebalų masę, kiek vandens yra kūne. Nemažai ten ką parodo, tai iš tikrųjų aš kai pradėjau eiti į džymą sportuoti, aš pasisvėriau džymę ten ant tų svarstyklių, kur parodo tą riebalų masę ir raumenų masę. Tai žinokit, skaičiukai tikrai atitinka. Aišku, dabar jie mažesni, bet atitinka. Manau, kad tą patį rodo, ką ir džymė ten tos svarstyklės, kur parodo. Tai va, bet vis tiek bus galima matyti tuos rezultatus, kiek ten raumenų padidėja, kiek riebalų sumažėja, nors ir ten nėra ten tikslios tos, kur, žinote, ten brangios tos svarstyklės kainuoja, kur profesionalios, kur jau tiksliai parodo. Dabar prasidėjo jau 6. savaitė, tai nieko nekeisiu. Kalorijų deficitas lieka tas pats, mityba lieka ta pati. Aišku, ten kaip visada stengiuosi mažiau tų perdirbtų maisto produktų vartoti, mažiau cukraus, mažiau tų saldumynų, mažiau to greito maisto ir išlaikyti kuo tvarkingesnę tą mitybą. Tai nieko, jokių pakeitimų nedarau, viskas lieka tas pats. Tai šią savaitę grįžtu jau į sportą, praeitą savaitę buvo tokia nekokia, sirgau. Tai sportas bus 5 kartai per savaitę, kaip ir visada. Tai va, tai jokių pakeitimų, jeigu darysiu kažkokius pakeitimus, tai pranešiu, pasakysiu. Grįžau po sporto jau ir pietų metas, bet nieko neturiu pasiruošusi, nei jokių paruoštukų, nieko, tai teks gamintis pietus. Tai bus čia ir rytojui dar maistas. Tai greitai susimarinuosiu vištienų šlaunelių mėsą be odelių, be kaulų. Tai į marinatą dėsiu visokių prieskonių, tada dėsiu garstyčių, pesto, imbiero pastos ir česnako pastos. Tai toks bus marinatas. Ir viską kepsiu orkaitėje. Tai susismulkinsiu bulves taipogi, pupelės, brokolį, morkų ir viską kepsiu orkaitėje. Pridėjau prieskoniukų, česnako pastos, imbiero,
garstyčių, pesto ir dabar viską išmaišysiu. Sudėjau daržovės į skardą visas, bulves susmulkinau, morkas, brokolio šiek tiek ir jokių prieskonių nebėriau, tik tai apipurškiau purškiamų alyvuogių aliejumi ir dabar ant viršaus sudėsiu mėsytę ir kišiu į orkaitę kepti. Laikas užkandukui, tai užkandukui pasidarysiu šitą skystą varškę su šilauogėmis, braškėmis, įdėsiu riešutų sviesto ir dėl saldumo šiek tiek sirupo. Laikas vakarieniauti, tai žinokit, vakarienės visiškai nieko negaminau, nieko negaminsiu. Tai tik tai ką reikėjo padaryti, agurką susipjaustyti ir pomidorus ir viskas. Ir susidėti žuvytę ant salotų. Čia šita žuvytė su alyvuogių aliejumi. Nemažai baltymų yra. Tai bus tokia lengva, skani vakarienė, nes nelabai alkana jaučiuosi iš tikrųjų, bet suvalgysiu, nes kad vėliau neužkluptų mane alkis, kad po to nepradėčiau vėlai vakare valgyti. Tai bus tokios saločiukės su žuvytė, bet man čia to aliejaus yra per daug, tai aš nupilu nemažai to aliejaus. Ir citrinos užsispausiu. Ir bus tokia vakarieniukė mano. Pasiruošiau rytojaus dienai, pasidariau visus valgymus, ką rytoj valgysiu visą dieną. Aišku, tik tai pusryčių nepasiruošiau, nes pusryčius aš pasidarysiu ryte, kaip visada bus kiaušinukai kepti. Mano tokie patys pusryčiai. Pietums bus, kur šiandieną kepiau tą vištą su daržovėmis. Vakarieniai bus salotos su tunu, tai tuno dar nedėjau, kai valgysiu užsidėsiu. Ir šiek tiek dar alyvuogių aliejaus užsipilsiu. O užkandukui bus kaip ir šiandieną ta skysta varškė su braškėmis, šilauogėmis, riešutų sviestu ir šiek tiek sirupo dėl saldumo. Tai va, tai rytojaus dienai pasiruošusi, nieko rytoj nereikės gaminti. Tai rytoj net nefilmuosiu vlogo, nes nebus ką rodyti, parodau šiandieną, ką rytoj valgysiu. Tai bus tokia man išeiginė, šiaip rytoj ir nelabai turėsiu laiko filmuoti. Madieniukas jau baigėsi, jau vakaras, laikas pasidalinti, kaip čia man šiandieną sekėsi su kalorijų deficitu. Tai žiūriu, kad MyFitnessPal appsas atnaujinęs programėlę savo, viskas dabar kitaip. Iš tikrųjų, man tai netgi geriau taip ir patogiau kažkaip. Daug fainiau negu buvo prieš tai. Galbūt jau atsibodę buvo, bet dabar man atrodo tikrai, kad patogiau taip viskas kaip pakeista. Tai šiaip būna irgi klausimų, kokį tą appsą naudoju skaičiuoti kalorijas, tai aš naudoju MyFitnessPal. Jisai man yra pats geriausias iš tikrųjų, kiek esu naudojusi tų kitų ten nemokamų tų programėlių. MyFitnessPal irgi nemokamas, bet aš moku kas mėnesį tą mėnesinį mokestį. Tai vien dėl to, kad paskaičiuotų man ir angliavandenius, riebalus, baltymus ir šiaip daugiau ten tų funkcijų yra, man atrodo, ten receptų yra. Bet aš tik tai naudoju tam, kad paskaičiuotų man dienos tą kalorijų normą ir tuos visus angliavandenius, riebalus, baltymus. Tai ten galima ir savo tuos receptus susikurti, labai patogu iš tikrųjų. O jeigu nemokamai naudojantis tuo MyFitnessPal, man atrodo, tik tai kalorijas skaičiuoja, bet neparodo ten tų angliavandenių, riebalų, baltymų. Tai man tai svarbu, kad parodytų, paskaičiuotų, kiek ten tų angliavandenių, riebalų. Šiaip labiausiai tai man aktualu baltymai, man svarbiausi baltymai, kiek aš jų per dieną surenku. Bet aišku, ten aš kai valgau tą patį maistą beveik kiekvieną dieną, tai aš ten maždaug žinau savo tų patiekalų, tą kaloringumą ir tų baltymų skaičių.
Bet vis tiek kažkaip norisi matyti tuos skaičiukus konkrečius, kad nereiktų čia mintyse skaičiuoti, dėlioti, daug paprasčiau. Ir šiaip stebėti tą progresą ten toj programėlėj, vis tiek matai ten visos tos savaitės, viso to mėnesio tą kaloražą savo. Tai va, tai šiandieną surinkau 1709 kalorijas, angliavandenių 111 gramų, riebalų 84 gramai, baltymų 127 gramai. Tai savo kaloražo šiandieną neviršinau, net nepasiekiau 1800 kaloražo, bet kaip ir esu sakęs, mano tas kalorijų deficitas yra nuo 1700 iki 1800 kalorijų. Bet kažkaip dažniausiai tai aš virš 1700 surinku tų kalorijų. Nebūna, kad ten viršyčiau. Nebent ten greitą tą maistą, kai valgau, būna ten tas cheat mealas mano. Bet šiaip dažniausiai tai net neviršinu. Tai visai gerai praėjo dienelį, grįžau jau į sportą, pasportavau. Šiandien, aišku, buvo sunku sportuoti po savaitės beveik laiko pertraukos, nes praeitą savaitę tik tai vieną kartą sportavau. Tai buvo tikrai nelengva, bet buvo labai gera grįžti, žinokit, ir ta nuotaika iš karto mano buvo geresnė po sporto, jau buvau pasilgusi, man trūksta, man tas sportas iš tikrųjų toks, kaip man meditacija, atsigavimas, laikas savo. Eisiu jau į dušą ir eisiu miegoti, nes vakar tai vėlai nuėjau miegoti, tai šiandieną reikia pasistengti nueiti anksti miegoti, išsimiegoti, nes šiandieną jaučiu nuovargį, trūksta miego, jau pavargusi tokia esu. Bet su tuo miegu man, žinokit, problema, nežinau, man 6-7 valandos, retai kada būna 8 valandos. Ir aš jaučiu, kad man neužtenka tų 6-7 valandų miego, nes vis tiek reikia atsistatyti, atsigauti, nes sportuoju. Bet nežinau, nepavyksta niekaip pamiegoti tų 8 valandų. Nu tai savaitgalį gal būna, kad pamiego 8 valandas, bet šiokiam dienom tai nelabai pavyksta man čia išsimiegoti. Kažkaip tai nežinau, reikia tvarkytis man su tuo miegu. Tai va, tai šitą vlogą noriu užbaigti, padėkoti, kad žiūrite, pakomentuojate. Ir sakau labanaktukas.